tiesiai. Pagrindinė. Taip, aš pagrindiniam turiu duoti iš dešinės. Labai gerai šaunuolė. O lėtai privažiavai, man nereikėjo stabdyti. O greitai atlėkia, tai ką, pastabdo, jis nenori traumatologinį. Nieko nematai. Tai čia tu duok dievę traumatologinį, jau matot, kaip šitai platsų. Į galvą dės ir viskas. O čia tie neteisingai pastatė, bet mes čia sukom, taip. Mes dabar tiesiai kirsim sankryžą. Tai su šitom gatviukėm, tai man kažkaip, nežinau, viskas atrūs labai gana aiškiai. Gražiai, sliaužiai, tai aišku, kas čia. Bet, žinai, naujokam, tai ką jiem, ar tą pusę važiuoti, ar tai jiem vienodai, žinai. O va turi, va, matai, tau va kyla noras pasitraukti, o jiem nekyla. Jie ten ir lieka kairiai, tai žinai, prieš eismą. O taip tai žmogus atvažiuos ir jau pasilenkėt. Taip. Čia važiuojam. Va, kur lygiai gretų daro parkavimą. Mergaitė išlipo. Jau matyt, Biškį lėčiau. O jai padės egzaminuotoja. Sakiau, kad mūtų šita pati. Pažiūrėk, kokioje vietoje važiuoti čia. Parkuotis tokioje vietoje, tai čia labai mažas tarpelis. Ten kokie 5 metrai tik tai. O, bimbaliukas. Tai geras asfaltas, tai geriau prasivalos duslintuvai, kai greit važiuoja. Katalizatoriai švaresni būna. Visas kuras sudega, dūmų nėra. Ta džipa tai tikrai pravažiuosiu, senuku tą netrukdysiu. O čia man nejaukia. Nu tai taip, bet čia matai, nėra pravažiavimo, tai jau čia paprastai jie nelėkia, bet jau reikia žiūrėti, o nes koks biškį kištels nosį ir sprūkšt. Aš jau iš anksto susidėtinu. Tiesiai dabar? Tai jau supratau. Jo, jeigu nesako, tai nu va, iš dešinės turim dėduką. Ir vaikas sargus dėdukas ir sveikas važinėja dar po šiai dienai. Gerai taip. Gipsą palieka drąsesniem. Ir suksim į kairę. Čia į tą, kur anąsyk įsigandau. Tai jeigu ten ta moteriškė, kur liepė, jeigu tai liepė konkrečiai toje vietoje parkuotis, tai aš rašyčiau apeliaciją ir peržiūrėčiau vaizdo įrašą. Ten per mažas tarpelis, nes nėra saugus įvažiuoti, išvažiuoti. Ten daug kartų manevruojant, įsimanevruotum, žinai, bet kai tu dar įsiskiepit. Nu, bet ir taip, žinai, žmonėm jau paskiau, žinai, išvažiuoti sudėtinga labai, žinai, jau tokia, yra ten daugiau tų vietų, gali pasiparkuoti, kur yra. Nebūtina šokti, kaip suprantu, iš karto. Taip, žinai, tai vat. Mes tiesiai? Jo, tiesiai važiuosim iki šviesoforo. Jo, ar jinai ten liepia, ar jinai ten pasirinko. Paprastai duoda pasirinkti. Viena, kaip sakiau, mergaitė ant to geltono autobusų stotelė, žinai, negalima stovėti. Tai jinai ten sustojo. Jeigu neklydai, tai galima sustoti, bet ir nuvažiuoti, tai gal ir nieko, bet sustojimas yra laikyti arba krauti, o šiaip sustoti negalima, tai jau irgi pasirinkti kokią vietą. Taip. Ir dabar mes į kairę šviesoforą reguliuojamą sankryžoj. Iš kairės? Į Šilainius po to suksim, tai reiškia už 100 metrų bus į dešinę, tai turbūt, kad geriau šita. Taip. Ir vėl suklysiu.
Aš šiandien apie šitą sankryžą kaip tik galvojau. Va, tai gražiai čia pažymėta. Va, tu kontroliuoji šonus ir tu va, čia. O, Ir matot, vis tiek norisi. Tai žiūrėti, nedraudžia persirikiuoti, jeigu tu pažiūrėtum ir persirikiutum, bet tai tavo šilainius, kai mes norim. Čia biškį dėl dubytės. Matau. Važiuosime pagrindiniu keliu. Mūsų pagrindinis kelias, dėl visako apsidairome, kad nebūtų pažeidėjų. Važiuosime tiesiai. Niekas neklaus jūsų, turite patys sugalvoti, kieno pirmumas. Aš važiuoju pagrindiniu ir iš dešinės galiu susidurti, reikia praleisti iš dešinės. Mažinu greitį, ruošiu pirmą pavarą, nes blogas matomumas ir įsitikinęs, kad nieko nėra, važiuoju toliau ir tuomet lenkiu. Čia šitie automobiliai neteisingai buvo pastatyti, nes turi būti 3 metrai tarp ištisinės linijos ir automobilio, bet mes toleruojam juos. Tiesiai važiuotumėte, sankryža taip pat turėtų nestovėti automobiliai, pėsčiųjų nėra. Praleisime iš priekio važiuojantį. Važiuosime tiesiai. Reikia sugrįžti dešinę juostą. Duosime kelią. Labai blogas matomumas. Sėlinam, yra mašina, suka. Galime važiuoti. Ir parkuosimės lygiai čia, jeigu bus vietos. Taip. Patikrinam, ar pakankamai vietos. Nu, tarpelis nėra didelis, bet pabandysim įsiparkuoti lygiai grečiai. Na, vidutinius sugebėjimus turinčiam vairuotojui kaip ir užtekto vietos, bet šiaip tai nedidelis tarpelis. Žiūrėkim. Po 80 cm priekį ir gale. Išvažiuojant reiktų šiek tiek atsitraukti. Ir tai iš pirmo karto neišvažiuoju. Reikia dar kartą atsitraukti. Ir dabar jau išvažiuoju. Tai aišku, reiktų paieškoti geresnio tarpo. Čia yra vartai, negalima užstatyti. Važiuosime tiesiai.
Žiūrėkime sankryžą. Praleisti iš dešinės, apsidaryti iš visų pusių. Suksime į kairę. Pirmiausia, žiūrim dviratininkų, lėtai sėlindami, po to mašinų. Nėra priešų, nėra. Šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje suksiu į dešinę. Turiu atlikti pilną sustojimą, kad įsitikinčiau, kad nėra pėsčiųjų ir automobilių. Pėsčiųjų nėra, automobilių nėra. Dar kartą tikrai nėra.